mano paskutinės valandos Šri Lankoje ir ką pastebėjau, kad pasirodo yra ženklai, kurie nurodo evakuacijos kryptį dėl tsunamio. Matot, nupiešta banga, bėgantis žmogeliukas ir parodo, kur evakuotis. Evakuotis į tą pusę. Tai atvažiavau priduoti savo mocą. Paprašiau, kad mane pametėtų iki galės. Ir čia tokį bolidą jie tvarko, aparatą. Nice. Jie turi skonį. Kas liečia tuningavimą, yra gražių mašinų tikrai. Nes jos čia nepūna, klimatas geras, nėra ten tų druskų visokių ir galima svaigti normaliai. Čia, fine. It's a beautiful car. It's a nice car. Honda. Nice. Tai, žodžiu. Atsveikinu su savo motocikliuku. Išmokau važinėti, net labai gerai. Sakyčiau, sutaupiau šiek tiek mokymosi pamokų Lietuvoje. Dabar, gal ten yra stilkas techninių dalykėlių, kuriuos turiu žinoti, kad vairuoti legaliai ir tvarkingai, bet šiaip, kas liečia praktiką, tai turėjau labai daug jos. Tuk-tuką perrinkinėjo žmonės. Žodžiu, čia darbas vyksta. Mano darbas šiandien susidės iš to, kad man reikia nukeliauti iki Tailando. Turėsiu dienelę Tailande šiek tiek laiko. Tai čia visi labai skundžiasi, kad autobusai, net tarpmiestiniai paprasti, laksto baisiai ir tas yra tiesa, jie laksto. Va čia yra priežastis, kodėl jie laksto. Turbo intercooleris. Turbo dizelis. Pučia jie kaip lenktyniniai. Hebra, mano kelionės ir nuotykiai nesibaigia. Tik atvykau į Bankoką. Čia ilgai neužsibūsiu. Užsibūsiu čia dienelę, tik tais tarpinę stotelę, o kur varau bus staigmena. Pamatysite, žiūrėdami šitą video. Žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad Bankoke oro uoste maisto kaina mane nustebino. Žiauriai pigus maistas ir labai geras. Tai va šitas toksai indelis. Čia yra vištiena, kiaušinis, ryžiai. Proper, normalus maistas, skanus maistas. Kainuoja apie 2 eurus. Tiesiog 2 eurus už normalią porciją. Žmoniška kaina. Ne 10 eurų už sumuštinį ar pitakas. Tai va. Miegojau oro uoste, nes 4 nakties nusileidom ir net nejau ieškoti jokio hostelio, tiesiog ant kėdžių pakimarinau su kitais su žmonėmis ir dabar eisiu ieškoti savo viešbutuko, pavalgysiu ir viskas. Ir rytoj atsikėlęs keliausiu toliau. Kalbant apie maistą, šiek tiek pamelavau. Sakiau 2 eurai. Bet aš tenais pirkau vandenį ir va tokią lėkštą maistą. Tai iš tiesų šitą lėkštę maistą kainuoja euras pem. Euras fucking pem. Tiek turi kainuoti maistas oro uoste. Čia nuostabios, žmogiškos, adekvačios kainos. Man patinka. Taip atrodo Tailandas.
Bankokas. Man reikia patekti į kitą pusę kelio. Jau. Nemažą atkarpą nuėjau. Kas mane nustebino skrendant, tai kai skrendi virš Bankoko, jo galo nesimato. Naktį skrydom, ten švieselės tik tais. Ir dar Bankokas jisai toksai labai lygiais blogais, toks kvadratais išdalintas. Visas miestas tai kvadratai, tiesiog daug kvadratų. Ir jo, ir labai didžiulis, baisiausiai didelis. Nemačiau tokio didelio miesto. Čia nusileisiu į apačią. Kažkur bus viešbutukas. Įsigryninau oro uostą 1000 batų. 1000 batų, bet ne tų, kur ant kojų mautis. 1000 batų yra apie, kiek čia, virš 20 eurų, apie tracoką, 26 eurai kažkas to. Einu iš atminties dabar. Man reikia kažkur čia. Nu jo, vietelės tokios jos turinčios šarmą. Maisto restoranėliai visur. Tu turiu omeny tie kioskeliai, gatvės pardavėjai. Čia maistukas, visur maistukas, kur nepasižiūrėsi. Va čia yra kažkoks check-in 12, check-out 12. Nemokamas Wi-Fi'us. Čia hotelis, net ne hostelis. Reikia pabandyti užeiti. Pažiūrėkit, kokie rūmai. Ar čia šventikla, ar kas tai? Kietai. Tai blaškausi tiesiog gatvėmis. Jie vietų yra, ta prasme hostelių yra ir hotelių viešbučių, bet regis ten niekas nedirba. Va čia dar vieną ženklą radau, einu pasižiūrėti. Man regis tiesiog per anksti. Aš čia per anksti bandau įsirauti 9 ryto. Kai kur parašyta, kad nuo 8. Nesvarbu. Būtų tik tais neblogai ta kuprinė, pažiūrėjau. Pasidėt kuprinę ir dar galima eiti kur nori. Nu va, matot vėl.
dar vienas hosteliukas, bet paprasčiausiai receptionė nieko nėra. Tuščias receptionas. O vaibas man patinka jau Tailandą. Jau man čia naisku. Ai, tiksliai, žiūrėk. Kas legalu čia? Čia merė Džeinė yra legali. Net nerūkys žolės. Turiu omeny, jo, Tailandas, čia legalu ir panašiai, bet kažkaip nesinori. Vieną dieną turiu, nenoriu gaišti jos apsirūkus. Bižas tik ką šaligatvį tiesiog praskrydo pro mane. Jo, čia baisiai rimtas, žiūrėkit, iki kur tęsiasi ta šventikla. Na, einu pasivaikščiot po skersgatviukus su viltim, kad rasiu kur pamiegot. Nadholm, riešuto namas. Ką riešuto namas? Riešuto namai gal rašyti reikia čia nais numeris. Ir still dar čekinui per anksti tenais. Mačiau nuo 12 čekinintis galima pas kitus. Dabar apie 9, tai pabimbinėti reikės. Internetą neturiu pasiėmęs. Galvoju aš šiandien tik tais vieną dieną, tai ką man tas internetas. Kažkiek. Hostelis. Einu dar pasivaikščioti. Dar ankstus rytas. Čia tokie autorėliai. Faini visur. Ko tu bėgi nuo manęs? Aš pati nepavojingiausia būtybė katinams. Galėtų nebėgti. Karšta tai karšta, dušna. Ir dar rytas, tai diena tikriausiai dar bus karščia. Žodžiu, apsistojau aš tame hostelyje. Kainuoja 800 batų už kambariuką, labai simple kambariukas. Nu, bet privatus, privati lova. O ne tiesiog lova, kur vienam kambarį daug lovų. Žodžiu, užėjau į turgų pasižiūrėti. Iš toli tai smirda. Čia yra žuvų turgus. Netgi yra gyvų žuvų, pavyzdžiui. O čia nais. O. Kalmarai. Gerai, tai ne vien žuvų turgus. Čia
visko turgus, pradžioje tik tai žuvis buvo. Bet kvapas toks, lyg būtų vien žuvų turgus. Noriu pamiegoti. Noriu eiti pamiegoti. tą ir padarysiu dabar. Žiūrėkit ką, užtikau kokį pardavėją gražų. Labas. Žiūrėk, šitas jau drąsesnis, labas. Jau drąsesnis šitas. Atėjo pasisveikinti su Farangu. Su baltaodžiu atėjo pasisveikinti, taip. What's his name? Pati? Labai keistas vardas. Tai gražus katinas. Tai gražus katinas jis. Taip, kur tas mama? Rasteliukas va čia. Kambario turas, hebra. Aš sakiau, kainuoja 800, bet man apsėjo šitas kambarys 1100, tai papasakosiu kaip. Esmė tokia, kad kaina 800 už parą, bet jeigu nori early check-iną daryti, tai už kiekvieną valandą jie ima po 100 batų. Iš kiekvieną early check-ino valandą, tai va, aš 3 valandom anksčiau įsičekinau, įleisiu biškiorą, nes drėgmės kvapas toks. Žodžiu. Nes not cool yra tas, kad 2 kartus išsigryninau pinigų ir išsigryninti iš ATM-o kainuoja ten po kelis eurus. 200 batų, vieną kartą 200 batų, kitą kartą. Nu, žodžiu, tokia sumelė susidaro, tai tiesiog rekomendacija, jeigu jam pinigų iškart imti daug. O aš nežinau, kiek man reikės. Nenumaniau. All good. Noriu pamiegot ir gal kažkur vėliau išeisiu pasivaikščiot, pavalgyt. Pašiplauk ir toks. Pamiegojau. Normaliai tai pamiegojau, įsijungiau kondiškę ant 14, ten stora antklodė buvo, taip vėsumoj. Gerai panepinau, dabar atvariau užkast, pavalgysiu, ties vištienos su ryžiais, nueisiu į kitas šventyklas pažiūrėt, ką jie ten visą laiką rėkia. Visą laiką, kol miegojau, jie kažką ten burbuliuoja. Tai va. Ir galbūt dar pasivaikštinėsiu aplink, kol dar šviesu.ว้าวนะฮะที่ถ่ายรูปได้เลยนะโยมนะพาไปพระอุโบสถก็ได้นะหรือว่าจะถ่ายรูปบริเวณไหนของวัดก็ได้นะโยมนะหลังจากนั้นก็พาเนรไปส่งที่ศาลารัตนโมลีได้เลยGalinga atrodo.
O čia panašu ir tie, kurie kalba. Čia nais vienuoliai, moteriškės, būdą suprantam. Nice. Prieš tai girdėjau, kaip ten vaiką vertė kalbėti. Nu, gal nevertė, bet vienuolis šneka, po to vaikas kartoja, kai jisai šneka. Ir pastoviai ten jų tos kalbos. Nu va, vėl prasideda. Blemba tos visos dekoracijos. Kiek darbo įdėta. แล้วก็แจ้งความประสงค์ได้ Nu, sakykit, ką norit, bet kieta. Hello, my friend. Hi. Give me 10 baht, please. Give me 10 baht, please. มื้อละ 3,000 บาท น้ำปานะ 2,000 บาท For what? You give ห me รือ 10 จะ baht, please. ร่วมเป็นกลุ่มเพื่อน เป็นคณะเพื่อน หรือจะร่วมกันทำในครอบครัวก็ได้นะ Thank you very much, my friend. No problem. No problem. Where you come from? I'm from Europe. Oh, New York. Yeah. From Europe. Europe. Yeah, Yeah. Europa. Where was you at? At the month. Beautiful, beautiful. Yeah, yeah. Yeah, they're beautiful. ถ่ายภาพเป็นที่ You ระ okay? ลึก ขึ้นไปได้นะ Yeah. เก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึก I can go แล้ว inside. เราก็ Yeah. ส่งมา Okay. 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 I will go. I will make some photos here. Thank you. You can walk. เดี๋ยวท่านอาจารย์ที่เป็นแอดมินท่านก็จะ Thank you. โพสต์ลง Yes. ในเพจได้นะก็จะเป็นหลายๆมุม No problem. นั่นเองนะตอนนี้สามเณรที่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปที่ศาลารัตนมนตรีนะปัจจัยก็เอาฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะหรือฝากไว้กับที่พระอาจารย์ก็ได้อย่าเก็บ Oh, ไว้ why you have it like tattoos? Yeah. So, Коммунистines татуировки. Communist. You're communist? Yeah, communist. Oh, I'm refugee Vietnam. Oh, Refugee Vietnam. okay, I On understand. this why. Yeah. Okay, I understand. That's cool. That's cool. Nice to อย่า meet you. วิ่งนะลูกนะเราเป็นเนรแล้ว ทุกๆกิริยาบททุกๆกิริยาทำด้วยอาการสำรวมนะไม่ว่าจะเป็นยืนไม่ว่าจะเป็นเดินไม่ว่าจะเป็น Komunistas tik paprašė sumesti jam. ไม่ว่าจะเป็นกิริยาต่างๆเรา Sako, galima į šventyklą nueiti, tą ir padarysiu. Nu, einam pažiūrėti į šventyklą. เราไปทัศนศึกษานอกสถานที่ไปที่ใน Suprantama, nusiemame batus. แล้วญาติโยมก็สามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูได้ในส่วนของตารางกิจกรรมในแต่ละวันนะเดี๋ยววันนี้ก็จะลงให้อีกหนึ่งครั้งเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังมองไม่เห็นที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนื่องจากว่าในเฟซบุ๊กของเรานั้นก็มีกิจกรรมหลากหลาย ว้าว อย่างก็อาจจะทำให้ตารางกิจกรรมของได้ยืดยาวอย่างนี้ก็จะ Gražu, nice. Šventykla čia nieko nėra. Ir tai parodysiu, kiek čia blizgučių įvairiausių. Viskas blizgai tiesiog. Faina, ne? Atrodo gražiai. Ir vėl. Durys visiems atviros.
nusiauk batus ir prašom. Net buvo atėjęs vienuolis. Čia aš paklausiu, ar okei, kad aš čia tiesiog esu ir darau nuotraukas. Sako, jo, jokių problemų. Tai čia, kaip suprantu, vienuolynas visas. Nu, kompleksas šitas jų budistinis, nes ir vienuoliai, ir šventyklos, ir ten pamaldos vyksta, ir meditacijos. Žodžiu, čia viskas viename. Bet, jis duoda apie save, žinau, visą laiką, visą dieną jie tenais šneka per tos mikrofonus ir mano hostelis kažkur, va tenais down the road. Tai, girdėjau irgi visą dieną juos plepant. Nelabai esu tikras, ką simbolizuoja šitie gyvūnai, bet čia visi ir kiaulė, ir šuo yra, ir gaidys, ir beždžionė. Čia ožka, arklys, ten dar gyvatė, tigras, karvė, drambliai. Mano favoritas tai va šitas monstras. Kiek čia? 7 galvos. 7 galvis. Hi! Hi, how are you? You good? Yeah. Good. Thank you very much. No problem. Einam. Tai... Aš va ten už tiltą gyvenu. Dabar. Tenais ir keliausiu. Link tos pusės. Va šitie mašiniukai, kur tik pravažiavo, aš jau dariau researchus. Su jais iš principo galima per visą miestą nusigauti, kur tik tais nori. Ir jie kainuoja 10 batų. Aišku, turi kažkaip žinot maršrutą, kuris tenais važiuoja. Bet kaina yra 10 batų. Tu sumokėjai 10 batų, išlipdamas ir viskas. Ir net nereikia kalbėti su vairuotoju. Įlipai važiuoji, kur tau reikia. Va, apie šitą kalbėjau. Toks pick-upas. Lengvas automobilis ir iš jo padaryta kaip būdelė važinėjimui. Nežinau, gal čia kažkaip būdu ant jų parašyta, kur jie važinėja. Ai, va. Kažką rašo, bet reikia suprasti tailandietiškai. Smoothies. It's sugar. Okay, with sugar. Okay, perfect. Watermelon, man. You can choose watermelon, banana, mango, apple, pineapple. Can you make me watermelon? Fashion food. Yeah. Watermelon, and you mix with other? Yes. Which one is good? Which one you like? Do myself. You don't drink? Watermelon. Watermelon? Yeah, watermelon. Okay, let's do watermelon then. Okay. This one? Yeah. Half. Or this? Yeah, half watermelon, half banana. It's possible? Include? Yeah? No problem. Yeah? Yeah. Okay. The One together and separate. together is okay. Together. Yeah. Banana and Watermelon. I know. Gausiu. Smoothie gausiu. Thank you, man. Thank you very much. Ir va toks vaibelis pas žmonės, čia nais visai jauku. 60? Okay, no problem. Tokie darbuojasi. Kaip suprantu, irgi šeimos verslai visur. Ir tu, suprantat, tų verslų pilna. Viskas nusėda šitais versliukais mažais. Visur, va. Eini ir viskas tiesiog mažiukai versliukai, odontologijos klinikos, masažai, maistai, ten visokius papuošalus parduoda, ten hosteliai, mocus nuomoja, mocus taiso. Tai va. Faina, šarminga vietelė.
Labai norėčiau čia ilgiau pabūti, bet ne dabar. Aš dar grįšiu prie Tailando, aš jam turiu numatęs specialų planą. Turiu numatęs Tailando nuotykį. Tiesiog man jis reikalinga, kad būtų ilgesnis, ne 2 mėnesius. Būtų gerai kokį pusmetį. Tai va. Tai dar Tailandą pamatysim. Čia toks trumpas žvilgsnis. Visų pirma, man pačiam. Man buvo įdomu. Va tokį gavau aparatą. Taip pat sumokėsim. Just a moment. Bananas su arbūzų smutis. Pasiteisino. O kur aš keliauju, nežinau. Tiesiog vaikštinėjau. Turiu dar kelis šimtus batų. Vakare pavalgyti, ryte reikia pavalgyti. Einas ryte galiu oro uostą pavalgyti tenais. Ir va, matot. Čia nais kavinukė ant kampo, o čia jau remontuoja duslintuvus. Ir dar vienas įdomus. Važinėja emocija, jie važinėja tenais keliu, bet taip pat važinėja būna va čia tiesiog. Per šaligatvį. Nežinau, kiek tas yra legalu, bet kokią teisę aš turiu kvestionuoti, ar ne, čia ne mano šalis. Aš galiu tik tais stebėti, šypsotis ir linksėti galvą. Kažkur mačiau internete, bet nežinau, kad jau yra naudojama. Žodžiu, elektriniai skuteriai su baterijom. Čia yra batarkės, kur tu atvarai pasikeiti tiesiog batarkę, įdedi seną, kad nekrautusi, įsidedi savo naują į skuterį ir varai toliau. Tai Tailande tas jau vyksta. Biškį pamiegojau. Po to kokteiliuko ten tiek buvo cukraus pridėta po to smučio. Iškart miegot mane nuvarė. Bet dabar grįžtu atgal, pasiėmiau maišą su vaisiais. Ir viskas. Ir mano Tailando experiences to apsiribos. Čia ir baigsis. Eisiu į hostelį, padirbėsiu. Prie kompo pavalgysiu vaisiukų ir eisiu miegot. Žinoma, čia yra tas vietas, kur tūsai vyksta kiekvieną dieną ir panašiai, ir greičiausiai turėčiau laiko tenais nubėgti ir ką nors paveikti, bet visai nėra nors. Jokių vakarėlių ir net garsios muzikos. Gal sensta, nežinau, iš požiūrį. Kai pagalvoju apie tai, kad reikėtų varyti ten, kur garsiai groja muzika, ir apie tai, kad galiu varyti namo ir tiesiog skaityti knygą, tai knyga laimi. O, koks. Hi. It's your dog? Beautiful. Šuniukas. Ai, va tokie va skersgatviukai, žavus siauros gatvelės. Kaip iš filmų. Kaip iš filmų apie Jakuzą. Visas tas Bankokas man patinka. Čia man prieš atvažiuojant buvo žemės drebėjimas ir Bankoko centre sugriuvo pastatas, bet jis tenais buvo in progress, dar statomas, nepastatytas, gal dėl to. Ir
nu, šiek tiek buvo tokio jaudulio važiuojant čia, žinai, kur nors apsistosi ir žemės drebės ar sugrius namas, bet ne, čia neaukšti pastatai, 2-3 aukštai. Didžioji dalis iš vis mažiukai, bet čia ne centras, čia prie pat oro uosto. Aš nuo oro uosto, kaip matėt, nevažiavau net niekur, tiesiog perėjau kelią pėsčiom ir viskas. Ir va ta priešais gatvelė. Naktį atrodo viskas fine. Skanauju vaisius pagaliukų. Visas šitas maišas susiskainavo man europę šiam batu. Tai, nu, kokias išvadas pasidariau. Čia pabuvojęs šiek tiek, kas liečia maistą. Skanus maistas. Valgyti jo daug skirtingo įvairaus. Jūros gėrybių visokiausių. Vaisių daug. Kokteiliukų visokių, nu, tų pačių smūdžių. Šiaip vaisių sulčių. Žodžiu, maisto atžvilgiu netgi labai geri reikalai. Nu, mano kriterijai yra, kad būtų pasirinkimas didelis ir būtų pigu. Tai čia taip ir yra.